Sveiki, mano vardas Sigitas Pašakinskas iš Summit Nord įmonės. Mes esame vienintelis kietos pirties krosnių gamintojas Europos Sąjungoje ir šiandien noriu papasakoti vieną istoriją. Kartą man paskambino klientas ir sako, Sigitai, ką galvoji apie dirbtinės vantas? Sakau, nežinau, niekada nesu bandęs. Sako, turiu bėdą, mane nuo visų vantų, kurias aš tik pabandau pirtyje, pradėjo labai didelę alergiją imti ir žmogus tiesiog pradeda labai stipriai ašaroti ir nieko nebemato, sako, net vairuoti nebegalėjau. Sakau, nežinau, gal reikia pabandyti, atsiuntė nuorodą, sako, noriu pabandyti nusipirkti, sakau, gerai, pabandyk. Tai žmogus nusipirko ir sako, Sigitai, gal tu nori išbandyti ir pasakysi savo nuomonę, galbūt kažkam dar gali būti naudingas toks dalykas. Tai šiandien ir išbandysim. Turim tokias medžiaginės vantas, kurias šiandien protestuosime. Tai pradžioje išbandysiu jas sausai, o paskui išbandysime pirtyje. Taigi tai galėtų būti puikiai alternatyva šviežioms vantoms, alergišiems žmonėms, arba, tarkim, spa centruose, kur irgi neleistina yra neštis vantas iš principo, tai galbūt irgi galėtų būti variantas pasimėgauti. Protestuojam. Iš principo pakankamai tvirtas, bet kartu ir nėra per kietas. Aišku, ne lapeliai, bet masažą padarys. Kai būna su vytelių masažas, Antanas galėtų pakomentuoti kažką. Su vanta aš norėtųsi, aš tarsi nestipriau, čia aš bandau prilaikyti biškį, nes nesinori per stipriai turbūt su tokia, bet įeinančius, išeinančius judesius tikrai puikiai galima padaryti ir prabraukti. Imi už medinių tų galų, kaip rankenų, tai toksai, tarsi man norėtųsi stipriau duoti, prisaugai, kad nesinori per stipriai duoti, kad nebūtų per stiprus smūgis. Bet jeigu pasiemu aukščiau, kai su trumpesniu galu, tada tai tikrai puikiai. Galiu puikiai dirbti ir kontroliuoti. Tai va. Trumpiau paėmus, smagiau. Ir išbandykime jas pirtyje. Bandom ant 8 metų vaiko. Taigi išvadas, gyva vanta ar dirbtinė vanta. Tai vienareikšmiškai gyva vanta yra fainiau. Tai reiškia skambėjimas, kvapas, prisilietimai, tikrai yra labai malonus. Bet kaip alternatyva alergiškiams žmonėms, tarkim, tom pačiose spa centruose tikrai puikus daiktas. Ant sūnaus išbandžiau, tikrai liko labai patenkintas ir sakė labai fainai. Tai va, rekomenduoju. Summit, tavo gyvenimo būdas.